bandau ieškoti argumentų, kodėl kas nors galėtų sakyti, kad nereikia balsuoti už Dianą Stankaitinę. Ir žinot, mintise nerandu šitų argumentų. Visų pirma, profesionalė. Ne taip jau dažnas atvejis, kad Klaipėdoje dirbantis žmogus taptų visos Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentu. Moteriškė tiek giliai supranta visą tą problemą, kad yra įvertinta visos šalies mastu tarp socialinės sferos darbuotojų. Ir tą profesionalumą jį iš tikrųjų perduoda kaip naudą Klaipėdoje gyvenantiem ir stokojantiem žmonėm, ko labai reikia. Man labai gražu, kad kartais apie liberalus pasako, kad liberalai galvoja tik apie biznį, apie pelną, o pamiršta kasdienių žmonių rūpesčius. Tai Diana yra tam tikra atsvara taip mąstantiems, nors iš tikrųjų liberalai taip nemąsto, tačiau Dianos pavyzdžiui mes kaip tik ir galime pasakyti. Štai mes visapusiškai pabandome apriepti tą gyvenimą, kuris yra labai sudėtingas, labai įvairus. Kita vertus, Diana 3 vaikų, 3 sūnų mama. Ir nepaisant to, ji visada atranda laiko tiek darbo reikalam, o tas darbas, kaip jau minėjau, labai sudėtingas. Dirbti su žmonėmis, kuriem trūksta, kuriem reikia pagalbos, yra žymiai sunkiau negu dirbti su tais, kurie viską turi, visko yra apsirūpinę. Taip pat Diana atranda laiko ir politiniai, visuomeniniai veiklai. Tai tie dalykai iš tiesų žavi. Ir jeigu dar yra sferų, kur Diana gali tobulėti, o ji labai nori tobulėti, tai nuolatinė visokių kursų, seminarų, konferencijų, ne tik dalyvė, tačiau ir organizatorė. Taigi, jeigu yra dar tokių dalykų, tai Diana savo darbštumu, savo sugebėjimu pasinerti į problemą, per tą norą išspręsti tas problemas, jie tikrai sugebės įsigilinti ir į kitas sferas, taip kaip jie yra puikiai įsigilinusi į socialinės rūpybos tematiką. Žodžiu, nuoširdžiai ieškodamas argumentų, ką reiktų blogo pasakyti apie Dianą, aš nerandu šitų blogų argumentų. Balsuokim už Dianą, nepaisant to, kad ji ne pačioje Klaipėdoje kandidatuoja, tačiau kaimiškame rajone, ji pati ten gyvena. Ir to rajono žmonių rūpesčius taip pat puikiai išmano, kaip ir Klaipėdos miesto žmonių rūpesčius. Diana Stankaitinė.